duos, tada pasiduosi atgal ir tada jau automatiškai išeis. Ne, tai viskas truko, negali pasakyti. Tik tai vis tiek galvoju apie tai, lyg tai pasitraukiau, žinai, bet kad po to toliau darė veiksmus, kurie iš vis. Nu tai gerai. Galiu jungti. Gerai. Labą dieną. Aš Algis Juškaitis ir kaip mes žadėjom, mes pradedam keletą seminarų trumpų apie tai, ko mes norėtume pasidalinti. Visi ieško galimybės gyventi biškį geriau. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet pagrindinis dalykas, viskas remiasi į vieną dalyką, į pinigus. Pinigai nėra tikslas, dėl kurio iš tikrųjų galima gyventi, bet tai įtakoja mūsų gyvenimą. Pinigai reikalingi visur, kad gyventi geriau, kad turėti daugiau sveikatos, kad galima būtų nusipirkti gerą kokybišką maistą, kad leisti savo pailsėti. Pailsėti aš neturėjau omeny kažkur tai vieną kartą į metus, bet aš visiems linkėčiau, kad jūs svajotumėt ilsėtis 3-4 kartus per metus. Ir ne kažkur tai Lietuvoje, kaip pavyzdys. Aišku, aš atstovauju už lietuvišką verslą, bet kažkur tai galėtume nuvažiuoti ir į Egiptą, ir į Ispaniją, pasižiūrėti pasaulį. Bet viskas vėlgi sustoja ties to, kad jūs pasakysite, kad mes neturim pinigų. Ir šiandien aš noriu apsitarti ties vieno klausimo. Kur slepiasi pinigai? Jeigu jūs nueisite į mano Facebooką, ten buvo labai gera reklama, iš tikrųjų tas žmogus, kuris atiduoda visą laiką darbui, pinigų ateityje nebus jam. Reikia pradėti kažko tai savo. Visi mes suprantam, kad tai yra verslas. Verslas tai yra super gera galimybė įsipildyti jūsų svajonę, jūsų galimybę, padaryti savo gyvenimą biškį kitokią, galimybę skirti daugiau laiko savo šeimai, vaikam, antrai pusiai. Va čia slepiasi tas malonumas. Kaip tai viskas padaryti, kokie verslai būna, mes darysim daug paskaitų. Duosiu jums užuominą. Jeigu jūs apsižiūrėsite aplinkui, pamatysite vieną dalyką. Turtingieji pradėjo apie verslą žiūrėti iš kitos pusės. Visi pinigai eina per tinklus. Tinkluose yra patys didžiausi pinigai. Visi tinklai, kas mus supa? Elektros tinklai, parduotuvių tinklai, servisų tinklai, degalinės tinklai, mobilieji tinklai. Daryti kažką mažo labai rizikinga. Daryti tinklus labai pelninga. Bet jūs pasakysite, aš šiandien neturiu laiko padaryti investiciją netgi į vieną verslą. Apie tai mes galėsime jums labai gražiai papasakoti. Verslas tai yra viskas. Bet vėlgi, jeigu kreipsitės į mano Facebooką, pamatysite, kad šiandien nieks nemokina, ne viena valstybinė įstaiga, kaip tapti finansiškai laisvu. Va šitą temą mes jums gvildensim. Visa mano komanda, kurį jūs pamatysite artimiausiu laiku mano blogį, galės jums padėti. Mes pakviesime į savo seminarus. Mes duosime jums nemokamos informacijos keletą paskaitų. Ir jeigu jums įdomu, mes tikrai susitiksime su jums gyvai. Nebijokite, palikite savo duomenis, mes jums atskambinsim, mes jums parašysime. Jeigu jums įdomu, mes jūsų laukiame. Aš baiginėjau, Algis Juškaitis, iki greitų sekančių susitikimų.